Tai sveikučiai visi, šiandien yra penktadienis ir šiandien yra nedarbo diena. Man šiandien reikia darbą, aš turiu iš tikrųjų prailgintą savaitgalį ir mes su draugu jau esam susiruošę ir važiuojam į vieną tokią gražią vietą. Aš jau nufilmuosiu, tikiuosi pavyks nufilmuoti, nes mes tenais sėdėsim laive su kitais žmonėm, tai aš labai tikiuosi, kad man pavyks tenais kažką tai nufilmuoti ir parodyti, kur mes važiuojam. Norėjau greitai parodyti savo outfitą. Čia štai esu su tokiu Trend Coach, jis yra naujas, aš jį pirkau Pull&Bear. Štai, tokios spalvos, čia užsidėjau savo blizoną, irgi tokios pačios spalvos. Ir platus džinsai, mano konversai, kepurytė ir tašiuką pasiėmiau. Tai nieko labai ypatingo, bet kadangi laukia nėra labai šilta, tai tiesiog norėjau šiltai apsirengti. Tai vat. O mano plaukai yra vis tokie kaip ir susibangavę, nes aš buvau susisukus tokius du, su šilkiniam gumytėm susisukus tokius du šudukus. Tai dėl to atrodo, va, plaukai taip. Na, žodžiu, gerai, viskas varom. Ir paskui iš vietos tenais pafilmuosiu ir parodysiu, kur mes esam. No lo saben, pero hace 5 dimos. Nena, por tu forma de hablar, intuyo que Na ką mes čia? Pažiūrėkit, va, štai mes jau. Ir čia, čia parašyta, kad čia yra gamtos kažkoks tai apsaugos punktas, ar, nu, žodžiu. Ir štai, čia prasidės mūsų kelionė, mes plauksim tenais į vidų į tą uolą. So, dann seht ihr links oben das erste Beispiel für unsere Lampenflora, also das Grünzeug, das sich hier rund um die Lichtkegel bildet. 1927 wurde die Hülle zum ersten Mal mit elektrischen Licht. Pažiūrėkit, kokią pizzą užsisakėm. Tiksliau, aš užsisakiau. Mano draugas makaronų. Mes atvažiavom čia į tokį restoraną itališką, va. Žiūrėkit. Ir dabar palinkėkit man sėkmės, nes aš net neįsivaizduoju, kaip aš suvalgysiu šitą pizzą. Aš net neįsivaizduoju. Palinkėkit man sėkmės. Pažiūrėkit, kur mes atsiradom. Čia yra lėktuvų nusileidimo vieta. Tiksliau, helikopterių, man atrodo. Mano draugas sugalvojo taip netikėtai mus atvežti su mūsų Roxy, su mūsų mašinytė, kur tik 45 km per valandą gali važiuoti. Aš čia prisiskyniau gėlių. Ir pažiūrėkit, tenais yra toks kaip ežeras, bet dirbtinis ežeras. Ir mes ėjom čia prieš tai šitų keliu. Nežinau, matot, man atrodo, jeigu jūs čia nematot, bet pažiūrėkit, kaip gražu. Wow. Na, žodžiu. Kom, Ehan. Va, to keliu, kur matosi, mes ėjom į mišką ir per mišką ėjom, žodžiu, skersai per mišką ir atsiradom va čia viršui. Mūsų nuotykiai. Beje, aš esu, pažiūrėkit, kaip aš atrodau. Aš net nežinau, kad mes čia važiuojam. Šiaip tik mes važiuojam visą laiką į artimiausią tokį mišką arba laukus. Ir man ten vienodai yra, kaip aš atrodom. Ta prasme, niekas mes čia nemato, bet mes dabar važiavom čia gan toli. Čia pilna žmonių ir čia tokia graži vieta, o aš atrodau taip baisiai. Nu, sakau, mano draugas kartais sugalvoja tokius eksprontų dalykus. Bet žiauriai fainai čia. Man beje yra labai karšta, nes mes lipam į kalną. Tai žodžiu, labai gražu čia. Šiandien yra beje Velykos, tai visus sveikinu su Velykom. Was magst du?
Wir müssen das, ja, überprüfen. Belai, tai čia yra džiaugsmo be proto daug. Mano batai yra beje visi šlapi. Gerai, einam link mašinos ir bandysim važiuoti namo. Taigi, sveiki visi. Pažiūrėkit, koks nuostabus oras. Šiandien iš tikrųjų bus iki 26 laipsnių šilumos. Dabar rodo 24, bet man yra daug šilčiau. Aš jau su trumpom kelnėm, labai sportiškai apsirengus, su Adidas šortukai savo ir su ilga tokia maikė, nes aš turiu apsaugoti savo tatuiruotę, tą išnaikintą, nes jinai dar nepilnai užgijo. Turiu būtinai nuo saulės apsaugoti, tai aš apsirengus taip visiškai paprastai. Ir paskui parodysiu iš jums, kągi mes šiandien čia veiksim. Pažiūrėkit, ten yra restoranas ir pora plaukioja ir kluojasi čia, žiūriu. Bet nėra nei vienas žmogus, kuris maudytųsi. Tai žodžiu, jūs net įsivaizduojat, kiek žmonių jau yra. Na ką, štai suradom tokią atokesnę vietelę, nežinau kodėl. Palaukit, aš jums gal kaip nors parodysiu, kiek žmonių jau yra. Ta prasme, yra pirma šiais metais šilta diena, tokia tikrai šilta, kur galima net prie vandens ateiti. Mautis nelabai, nes nei vieno žmogaus nemačiau, kad mautis tenais, gal porą žmonių, va. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Ten kiek žmonių. Nu, ta prasme, aš žinokit, pasakysiu vieną dalyką jums. Aišku, visą laiką taip visada buvo ir bus, kad tik ateina geras oras, visi eina maudytis, visi nori savaitgalį pačilint, pabūt gamtoj ir taip toliau. Bet man, žinokit, aš tokia agresyvi pasidarau, kai aš pamatau tiek žmonių, nes mane taip nervas ima, mane nervuoja žmonės. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes suradom va čia tokią atokesnę vietelę. Čia, aišku, priėjimas prie vandens nėra labai geras, bet man atrodo, kad vis tiek gal pavyks mums kažkaip tai čia žiūrėsim. Nes yra tokia maža, tokia siaura vietelė, kur gali lipti vandenį. Aš tikiuosi, kad pavyks, bet žiauriai karšta, galiu pasakyti, žiauriai karšta. Aš jau visą prakaituoju. Was? Ich hab den Schlauch vergessen. Nein. Der war nicht drin. Žodžiu, dabar šiek tiek turim problemėlių. Mes atsivežėm savo tą irklentę. Tai mes ją nusipirkom, vešėmės į Korsiką, į atostogas ir norėjom šiandien išbandyti. Bet ką mes pamiršom, tai yra tokia speciali žarna, kur prisijunga prie to dalyko, kur pripūsti reikia irklentę. Mes pamiršom tą šlangą pasiimti ir dabar mano draugas nuvažiavo, nes tenais yra daug žmonių, kurie irgi porą irklenčių turi atsivežę. Tai aš tikiuosi, kad jie turės tą šlangą, nes man atrodo turėtų būti pas visus kaip ir vienoda. Tai aš dabar čia laukiu. Jeigu netiks arba nepaskolins, arba bus jau atsivežę prisipūtę, tai teks važiuoti atgal namo dėl tos šlangos, nes mes tikrai labai norim išbandyti šiandien tą irklentę. Ir va, mano draugas dabar tik pasiskolino tą žarną specialią, tai vat tikiuosi es passt. Ir va, ir tiko, ir viskas gerai. Tai aišku, reikės dabar kol pripūs, kol ką. Jetzt machen wir folgendes. Wir wechseln uns ab. Ok. Nu, vien žodžiu, aš turėsiu irgi. Mes sakėm, dabar apsikeisim, kad jisai neturėtų vienas čia ištisai dirbti. Tai mes apsikeisdami pripūsim tą irklentę. Bet oras žiauriai fainas, šiandien pirma diena yra, o aš balta kaip sūris, kaip matot. Va. Jetzt schon? Ja. Nein, warte mal ein bisschen. Ja, aber es geht eigentlich schnell, oder? Aber pažiūrėkit, gėlytės, mano mėgstamas jau. Užaugo, kaip fainai. Pažiūrėkit, jau beveik pripūsta mūsų irklentė. Ir va, mes tai ką turim nusipirkę prie tos irklentės. Tokį motoriuką, kur su juo galima šiek tiek greičiau plaukti. Aišku, jis nėra labai greitas, nes nėra leistina iš tikrųjų. Labai greit, kad būtų jis greitas, tiesiog bus šiek tiek smagiau, nes iš tikrųjų su to motoriuku, aš taip pasitrodo, net nereikia irkluoti. Ir mano draugas turi laikrodį tokį specialų, su kuriuo jisai galės stovėdamas tiesiog viską reguliuoti ir jį valdyti iš tolinių būdų, nėra ten jokio laido ar kažko, tai labai fainas dalykas. Tai va, ir jau kaip matau, tai yra 3, man atrodo, dabar žmonės, kurie irkluoja. Mach nicht so voll, oder doch? Ja, wie du willst, ich weiß es nicht, wie voll das sein soll. Schlauch, weißt du?
Mach lieber ein bisschen mehr. Motor. Okay, ich mach jetzt wieder voll. Ja, mach's leer. Geh nach ganz hinten oder so, okay? Ja. Ciao. Aber das mit dem Motor muss nicht sein eigentlich. Geht auch so. Cool, mit Motor ist so cool. Weißt du wieso? Ist das an? Wenn du zum Beispiel eine Stelle schneller erreichen möchtest, dann geht's Beste, ja. Schaltest du Motor an und dann schaltest du aus.